Vėl troliai mumiai, tėtis ir jūra. 4 skyrius. Šiaurės rytų vėjas. Prieš pat saulėtekį iš rytų papūtė vėjas, piktas ir ryžtingas. Šeima pabudo prieš 8, apie 8, nes rytys atnešė lietaus, kuris šuorais plakė švyturį. Dabar bus vandens, tarė mama, ačiū Dievui, kad suradau puodą ir jį iššveičiau. Ji prikrovė krosnį malkų ir jas užkūrė. Muminukas tebegulėjo lovoje, nenorėdamas kalbėti. Ant lubų buvo apskrita dėmelė su vandens lašu viduryje. Tas lašas vis stambėjo ir stambėjo. Štai jis nukrito ant stalo, užleisdamas vietą kitam. Pro duris įsmuko Miu. Šiandien prastas oras liftui, pareiškė jį, gręždama vandenį iš plaukų kuodo. Pučia tiesiai iš švyturio sieną. Jie vėl išgirdo, kaip vėjas griausmingai sustaugė palei bokštą ir užtrenkė duris. Ar kava išvirusi? Paklausė mažoji Miu. Per tokią darganą aš klaikiai išalkstu. Jūra garma tiesiai į juodąją akivarą, o iš aušelio žvejo kišulys virto sala. Pats jis be jokio gailesčio nupūstas šalin, guli po savo valtimi ir skaičiuoja lašus. Tinklai, sušuko tėtis ir iššoko iš lovos. Mūsų tinklai jūroje. Jis pribėgo prie lango ir pasižiūrėjo laukan, bet niekur nepamatė plūdės. Rytys pūtė tiesiai į kyšulį. Tikras vargas būtų ištraukti juos, kai bangos verčiasi iš šono. Ir dar lietus. Tegu jie pabūna, nusprendė tėtis, tik daugiau žuvų prisirinks. Išgėręs kavos lipsiu į bokštą ir pabandysiu suprasti, kas čia per audra. Pamatysit, vakarop jį nurims. Jis pribėgo prie lango. Ne. Audra panašiai atrodė ir palipėjus aukščiau. Tėtis stovėjo ir žiūrėjo iš švyturio lempą. Paskui atsuko vieną varžtą, vėl jį užsuko. Pakėlė ir vėl nuleido lempos gaubtą. Beprasmiška. Tėtis vis tiek nežinojo, kaip jis veikia. Ir apsileidimas kokių reta, kad nėra instrukcijos. Neleistinas apsileidimas. Tėtis atsisėdo ant dujų baliono ir atsišlėjo nugarą į sieną. Virš jo lietus plakė langų stiklus, jie dzingsėjo ir braškėjo nuo vėjų šuorų. Žalias stiklas buvo suskilęs. Po juo ant grindų pamažėlė kaupėsi ežerėlis. Tėtis žiūrėjo į jį, žiūrėjo, paskui išvedė iš ežerėlio ilgas vingiuojančias upes ir vėl nukreipė akis aukščiau į sieną. Ten kažkas buvo parašyta pieštuku, lyg koks eilėraštis. Tėtis prisikišo artin ir perskaitė. Štai tyvuliuoja jūra, mėnulis tik virš jos ir nematyti neburės jau 4 metus. Tai parašė švyturio sargas, pamanė tėtis. Sugalvojo šias eilutes kokią nors dieną, kai jam buvo labai bloga. Tik pamanyk, kaip šviesti laivams, kurie neplaukė pro šalį. Čia aukščiau jis matyt rašė, kai buvo linksmesnis. O rytys ir bobų ginčai paprastai baigėsi liūtimi. Tėtis ėmė šliaužėti palei sienas ieškoti sargo užrašytų apmąstymų. Jis rado daugybę pastabų apie vėjo stiprumą. Pati stipriausia audra buvo 10 balų pagal Boforto skalę, pučiant pietvakariui vėjui. Kitoje vietoje švyturio sargas vėl buvo užrašęs eilėraštį, bet užbraukęs jį juodais brūkšniais. Tėtis negalėjo skaityti, kad jis apie kažkokius paukščius. Turėčiau daugiau apie jį sužinoti, mąstė tėtis, kai tik oras pasitaisys, pasikalbėsiu su žvejų. Juodu juk buvo pažįstami, gyveno toje pačioje saloje. O dabar reikia uždaryti angą ir daugiau čia nelaipiotis, nes nuo to tik liūdniau. Tėtis nulipo laiptai žemyn ir pasakė.
Vėjas kiek pasuko į šiaurę, šiaurės rytus, gal nurims audra. Ir aš sugalvojau, jog reikia tą žvejį kada nors pakviesti kavos. Jis tikrai negeria kavos, pareiškė mažoji Miu. Manau, jis valgo tik dumblius ir žalią žuvį. O gal pro priekinius dantis košia planktoną? Ką tu sakai? Sušuko mama. Koks keistas skonis? Kaip tik dumblius, pakartojo mažoji Miu. Jis toks atrodo. Ir visai nesistebėčiau, jei taip ir būtų. Bet jis labai savarankiškas ir niekad nieko neklausinėja, pridūrė jis susižavėjusi. Argi jis niekur nepasakoja? Paklausė Muminuko tėtis. Nieko, o nieko, atsakė mažoji Miu. Jau šoko ant krosnės ir susirietė į kamoliuką, prisiglaudusi prie šiltos sienos, kad permiegotų darganą. Šiaip ar taip jis mūsų kaimynas? Neryžtingai tarė mama. Manau, kaimynų visuomet bus. Jie atsiduso ir pridūrė. Regis ir į vidų lyja lietus. Aš sutvarkysiu, pasakė tėtis, neskubėdamas, kai ištaikysiu laiko. Tačiau pats pagalvojo, o gal nusigiedris? Nebenorėčiau lipti tenai, ten sienos pilnos švyturio sargo. Ilga lietinga diena praslinko ir vakarop vėjas kiek nurimo. Vėjas tiek nurimo, kad tėtis nusprendė ištraukti tinklus. Matot, kaip gera bent truputį nusimanyti apie jūrą, labai patenkintas pasakė tėtis. Kaip tik laiku grįšime gerti arbatos ir parsinešime didžiausią žuvis. Kitas sudėsime į statinę. Sala buvo šlapia, sumūrusi ir nuo lietaus visiškai bespalvė. Vanduo taip pakilęs, kad beveik nematyti smėlėto paplūdimio, o laivelis blaškėsi pririštas, nes jo paskui galėjau sėmė jūrą. Reikia ištraukti jį iki alksnių, tarė tėtis. Štai ir pamatei, ko prikrečia jūra artėjant rudeniui. Jeigu būtume palikę tinklus iki rytdienos, nebeturėtume laivo. Matai, kokie menki juokai su jūra. Man tik įdomu, pridūrė tėtis rimtai. Man tik įdomu, kodėl jūra čia pakyla, čia atslūksta. Turėtų būti koks nors paaiškinimas. Muminukas apsidairė aplinkui, krantas jam buvo visai nepažįstamas. Jūra atrodė patvinusi, bangavo sunkiai ir grėsmingai, o ant kranto buvo išplovusi aukštą dumblių pylimą. Daugiau nebeliko paplūdimio jūros arkliukam žaisti. O kas, jeigu jiems rūpėjo smėlis ir dabar jie nebenorės sugrįžti? O kas jei mora juos išgąsdino? Muminukas bailiai pašnairavo į uolas, bet jos lindėjo lietaus migloje. Žiūrėk, kur ir kloji, sušuko tėtis, dairykis plūdės ir taikykis prie bangų, antraip mus išmes ant kranto. Muminukas užgulė kairįjį irklą, ėmė mygti, kiek pajėgdamas. Laivelis visą laiką gręžėsi į užutekį ir kliuvo už dugno, nuslūgus bangai. Toliau, toliau, šaukė tėtis, paskui galėjo suk, ne, į kitą pusę, atgal, atgal. Jis gulėjo kniūpšęs ant suolelių ir bandė sučiupti plūdę. Ne, čionai, ne tenai, na štai taip, aš ją turiu, o dabar ir kluok tolyn, tiesiai tolyn. Tėtis sugriebė tinklo kraštą ir ėmė tempti. Lietus pylė jam į akis, o tinklas atrodė siaubingai sunkus. Mes niekuomet nesuvalgysim šitiek daug žuvies, sumišęs pamanė tėtis. Koks gyvenimas? Bet jeigu jau turi šeimą, tai turi. Muminukas užgulė irklus kaip pamišęs. Jis išvydo, kaip sunku, kaip su tinklu, iškyla kažkas tamsaus. Tai buvo dumbliai. Visas tinklas, metras po metro, buvo storas lyg antklodė, prikimšta dumblių ir geltonų jūržolių. Tėtis daugiau nepratarė nė žodžių, jis nė nebandė lankstyti tinklo letenomis, o užsigulęs ant pirmagalio visų svorių gremžė tinklą kaip papuolė. Glėbys po glėbio, rudai gelsvos sunkenybės vertėsi per bortą, glemžė tinklą. Nė vienos žuvies, visi trys tinklai tokie pat, ir net prie kablio prikibęs jūržolių kutas. Muminukas pasuko laivelį kranto link, tik užgulęs dešinį irklą, bet neirkluodamas. Po kelių akimirkų nuotykis įsibėdė priekiu į krantą, o ataužusi banga apvertė jį ant šono. Tik dabar tėtis atgijo. Šauk ant kranto ir trauk iš priekio, sušuko jis. Trauk ir laikyk.
Muminukas iki juosmens murgdėsi jūros vandenį, įsitvėręs nuotykio pirmagalio lyno, iššokčia aukštyn kaip mustangas, o kiekviena banga aplėdavo muminukui nosį. Vanduo buvo toks šaltas, kad net gėlė. Laivų galyje tėtis tempė visą jų mantą ant žemės, plušėjai užsismaukė skrybelę ant akių, irklai nusirito ant smėlio, susipainiojo su tinklais. Tėtis pats įkliuvo į tinklus, apskritai blogiau jau nebegalėjo būti. Kai pagaliau juodu pritvirtino nuotykį per jūrą, atšniokštė naujas lietaus šuoras, aplinkui apniuko, artėjo vakaras. Puikiai sutvarkyta, tarė muminukas ir nedrąsiai pažiūrėjo į tėtį. Sakai, pabėjojo tėtis, valandėlį įstebeiliojo didžiulį tinklų ir jūržolių kalną ir nusprendė, kad sūnaus tiesa. Tokios tokelės, grumtynės su bangomis, štai kaip būna atviroje jūroje, pasakė jis. Išklausiusi visą vaizdingą pasakojimą, Miu padėjo sumuštinį ir pareiškė, nieko sau, dabar pasismaginsit, bus užsiėmimo 3-4 dienoms, šitie geltoni dumbliai prikimba kaip ėdūnas, jeigu tinklai išguli visą dieną, argi, pradėjo sakyti tėtis, mes juk turim sočiai laiko, atskubėjo įsiterpti mama, labai malonu nuiminėti dumblius, kai oras gražus. Žvejys juk gali juos išvalgyti, pasiūlė Miu. Jis mėgsta jūržolės. Ha! Tėtis vėl nuliūdo. Po nesėkmės su švyturiu dar ir jūros dumbliai. Taip, tai neteisinga. Vargsti ir štai viskas per niek. Viskas pasikeičia. Mintis tėčio galvoje vis sukosi, jis maišė šaukšteliu puodelėje, nors cukrus jau seniai ištirpo. Pačiame stalo viduryje stovėjo mažiausias dubenėlis. Lašai nuo lubų vis krito, su mislingomis pauzėmis sakydami kapt. Kai atsitrenkdavo į dubenėlio dugną, muminukas sėdėjo ir spoksojo į sieninį kalendorių, vangiai mazgydamas savo uodego šepetėlį. O dabar užsidegsime lempą, žvaliai pareiškė mama. Pakabinsim ją šį vakar lange, nes laukia audra. Ne, tik ne lange, sušuko muminukas ir pašoko. Mieloji mamytė, tik ne lange. Mama atsiduso. Va šito kaip tik jį ir bijojo. Jie visuomet pasidarydavo keisti darganotų orų. Kaip ir tada, kai peršlapdavo per išvyką. O čia, žinoma, Lisbė perstojo. Namuose buvo tiek darbų, kuriuos galėjai nudirbti viduje, bet čia. Mama nuėjo prie komodos ir ištraukė viršutinį stalčių. Aš čia pasižiūrėjau šįryt, tarė jį, stalčiai buvo beveik tušti, bet ar patikėsit, ką radau? Kibukus. Čia mažiausiai 1000 dalių ir mes visai nežinom, koks paveiksliukas bus, kai viską sudėliosim. Be galo linksmas žaidimas. Mama išpylė žaidimą ant stalo tarp arbatos puodelių. Iškilo didžiulis detalių kalnas, namiškiai žiūrėjo visą tai nepritardami. Muminukas atvertė vieną kartonėlį. Ir tas buvo juodas kaip mora, arba kaip šešėliai miško sąžalynė, arba jūros arkliukų vyzdžiai, arba kaip milijonas kitokių dalykų. Juodas galėjo būti bet kas, ir niekas nežinos, kur jį derinti, kol beveik visas paveiksliukas bus baigtas. Naktį iš jūros sklido moros staugimas. Niekas nebeatėjo į paplūdimį su žiburiu. Įlaukė ir laukė, bet niekas taip ir neatėjo. Iš pradžių moras staugė labai tyliai, bet po truputį jos vienatvės daina vis garsėjo. Jis staugė ne tik iš vienatvės, bet jau ir iš pykčio. Nėra jokios kitos moros, tik aš. Aš esu vienintelė. Aš esu pačiai šalčiausia visame pasaulyje. Aš niekuomet nesušylu. Tai ruoniai, sumurmėjo tėtis į pagalbę. Muminukas užsitraukė ant ausų antklodę. Jis žinojo, kad mora tupi ir laukia žiburio. Bet sąžinė jo negraužė. Gali sau staugti, kol plyš. Jam jį nerūpi. Ne per nago juodimą. O dar ir mama minėjo, kad sunaudota siaubingai daug žibalo. Keli litrai. Štai taip. Slinko dienos, kilo vanduo, varomas atkaklaus rytų vėjo, bangos plakė salą iš visų pusių be pailiovo šniokšdamos ir migdydamos. Žvejo kišulys buvo visai atskirtas nuo salos, bet pasak Miu, jis tik džiaugiasi gavęs ramybę. Lietus liovėsi ir visa šeima patraukė apžiūrėti paplūdimio.
Kokia daugybė dumblių, sušuko mama apsidžiaugusi, dabar gerokai pasididinsiu daržą. Ji perbėgo per kalną ir sustojo kaip nudiegta. Jos daržas buvo išnykęs be pėdsako. Jūra jį nusinešė savo. Aišku, jūra buvo pernelyg arti, nusivylusi pamanė mama. Turėsi nešti dumblius kur kas aukščiau ir viską vėl daryti iš naujo. Susirūpinusi įžiūrėjo į apsemtą krantą, kuris skalaudamas bangos palikdavo putotus baltus puskritulius. Bangos siekė net po laiveliu, kuris stovėjo įsispraudęs tarp alksnių krūmų. Trankė jo laivūgalį, taip kad laivelis įsižeidęs net pašokdavo aukštyn. Tėtis ilgai braidžiojo po vandenį, ieškodamas savo bangolaužio. Jis puldinėjo iš vienos vietos į kitą, vanduo sėmė jį iki juosmens. Galop jis atsisuko ir kažką riktelėjo. Ką jis sako, paklausė muminuko mama. Jo nebėra, šūktelėjo jai muminukas nuo kranto. Visi akmenys nusirito kas sau. Čia tai jau buvo tikra nelaimė. Mama nubėgo per šlapę smėlį į vandenį, kad parodytų užuojautą. Dabar tai buvo geriau nei ką nors pasakyti. Tėtis ir mama stovėjo vienas šalia kito bangose ir šalo. Mama galvojo, kokia bloga ta jo jūra. Eime, lipkime ant kranto, įsiblaškęs pasakė tėtis. Gal tie akmenys tik man atrodė dideli. Jie paliko tą nelaimingą vietą ir pro laivelį nuėjo į drebulyną. Ten tėtis sustojo ir tarė. Čia neįmanoma padaryti gero kelio, aš bandžiau. Akmenys per dideli. Švyturio sargas jau seniai būtų jį nutiesęs, jeigu būtų buvę įmanoma, ir pastatęs prieplauką. Gal šitoje saloje neįmanoma daug ką pakeisti, pasakė mama. Kokia jau yra tokia? Namie buvo lengviau, bet šiaip ar taip aš dar pabandysiu pasisodinti daržą aukščiau. Tėtis nutylėjo. Juk šitokia galybė darbų švyturio viduje, toliau kalbėjo mama. Galima padirbti lentynėlių ir patogių baldų, argi ne? Pataisyti tuos baisius laiptus ir stogą, tu žinai. Aš nenoriu taisyti, mąstė tėtis. Nenoriu išrinkinėti jūros dumblių. Aš noriu meistrauti didelius, stiprius daiktus. Noriu taip siaubingai daug, neapsakomai daug, bet aš nežinau. Taip siaubingai sunku būti tėčiu. Juodu nužingsniavo toliau švyturio link, muminukas matė, kaip tėtis ir mama nukorė uodegas pradingo tarp uolų. Viršum švyturio visomis perėgamomis spalvomis švytėjo vaivorykštės gabalas. Muminukas stebėjo lėtai nykstančias spalvas ir staiga suprato, kad nepaprastai svarbu, kol užges vaivorykštė, nubėgti į miško aikštelę. Jis nulėkė prie sąžalyno, atsigulė ant pilvo ir ėmė šliaužti į tankmę. Dabar aikštelė priklausė jam. Ji buvo tokia pat graži ir apsiniaukusią dieną. Muminukas matė tarp šakų kabančius voratinklius, pasidabruotus lietaus lašų. Nors aplinkui siautė vėjas, čia buvo ramu. Ir jokios skruzdės, nė vienos vienintelės. Bet gal jos tik pasislėpė nuo lietaus? Muminukas pradėjo nekantriai plėšti velėnas abiem letenom. Ir vėl staiga padvelkė žibalu. Taip, jos buvo čia. Daugybė skruzdžių. Bet visos negyvos, susirietusios, tikros bėduliukės. Čia įvyko didelės ir siaubingos žudynės ir nė viena skruzdžiukė neišsigelbėjo. Jas prigirdi žibale. Muminukas atsistojo tarytum perlėtas bangos. Tai mano kaltė. Turėjau suprasti. Miu nieko neįkalbinėja, ji viską sutvarko čia pat arba keliauja savais keliais. Ką man daryti? Ką man daryti? Muminukas sėdėjo savo aikštelėje, kuri dabar buvo vien jo visiems laikams. Linguodamas pirmyn ir atgal ir iš visų pusių į jį smelkėsi žibalo dvokas. Net eidamas namo jį užuodė ir nebejojo, jog šitas dvokas taip niekuomet ir neišgaruos. Bet mielasis, pasakė mažoji Miu, skruzdėlės kaip uodai. Su jais visais reikia atsikratyti.
Beje, tu puikiausiai žinojai, kaip aš ketinu su jomis susitvarkyti. Žinojai, bet tikėjai, kad aš nieko nesakysiu. Pats save apgaudinėjai. Ir ką čia atsakysi? Ta vakarą mažoji Mi pastebėjo, kaip muminukas sėlina per viržyną, aiškiai bandydamas tapti nematomas. Savaime suprantama, jį pasiekė jam iš paskos ir pamatė, kaip jis aplinkui eglyną barsto cukrų, o paskui su visa skardinė įlindo į sąžalyną. Ak, galvoja mažoji Mi, jis mėgina numaldyti sąžinę. Galėčiau jam pasakyti, kad skruzdės nemėgsta cukraus, ar kad cukrus ištirps ant šlapios žemės, ar kad skruzdėlės, kurių neprigirdžiau, niekiek nesidomi visą tą istoriją ir nelaukia paguodos. Bet negaliu, tegu jis elgiasi kaip tinkamas. Paskui 2 dienas muminukas su mama nedarė nieko daugiau, tik painiojo jūros dumblius iš tinklų. Ir vėl lijo. Dėmė ant lubų gerokai padidėjo, dabar vanduo į dubenėlį lašėjo kapt, 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 o į dubenį tikšt, tikšt, tikšt. Tėtis sėdėjo užsilipęs prie švyturio žibinto ir labai nenoromis apžiūrinėjo suskilusi langą. Juo daugiau jis galvojo apie tą langą, juo labiau temo ir ilso jo vaizduoti. Langą reikėtų užkalti iš išorės, ar užkimšti iš vidaus maišinių audeklų ir klijais. Taip siūlė mama. Tėtis jautėsi vis labiau ir labiau pavargęs, galop atsigulė ant grindų ir žalias lango stiklas jo akise virto nepaprastai gražia spalva, smaragdo žalumo. Pasidarė geriau ir po valandėlės jam pagaliau toptelėjo sava mintis. Jeigu nuo maišinio audeklo atkirptum platų tvirtą diržą ir jeigu jį išteptum klijais, o žalias stiklas sudaužytum į daugybę smaragdukų ir prispaustum tuos smaragdukus prie klijų, tėtis labai susidomėjęs atsisėdo. O tarp brangakmenių, kol klijai išdžius, galima pabarstyti smulkaus balto smėliuko. Ne, ryžių kruopų. Galima pririnkti mažų baltų ryžių kruopų, lyg karoliukų, daugybė. Bus diržas iš smaragdų ir karoliukų. Tėtis atsistojo ir šveitė plaktukui suskilusi lango stiklą. Atsargiai jį išėmė, didelė šukė nukrito ant grindų ir sudužo. Tėtis pasisėmė pilną leteną šukių ir su neapsakoma kantrybė ėmė daužyti jas į dailius ir vienodus gabalėlius. Po pietų tėtis nusileido žemyn pro angą lubose, diržas jau buvo baigtas. Aš jį pasimatavau, tarė jis, tada nukirpau didoką galą. Dabar turi būti kaip tik tau. Mama apsimovė diržą per galvą, jis nuslydo apvaliu jos pilvu ir sustojo kaip tik toje vietoje, kur reikia. Ne, neįtikėtina, nusistebėjo muminuko mama, gražesnio kaip gyva nesuturėjusi. Ji taip džiaugiasi, kad net surimtėjo. O mes nesupratome, kam tau reikia ryžių, sušuko muminukas. Jie juk išbrinksta sušlapę, taigi manėme, kad tu kažkaip užkimšai langą. Nuostabu, susižavėjusi pareiškė mažoji Mi, neįtikėtina. Ji padėjo prausiamą į dubenį į kitą vietą, ten lašai nuo lubus jau sakė nebe kapt ar tikšt, o pliumpt ir pridūrė. Ir ryžių košės daugiau nebebus. Mano labai storas liemuo, lyg atsiprašė mama, su malonumu valgysime avižų košę. Avižų košė buvo sutikta gūdžia tyla ir tada tėtis staiga išgirdo tribalsę lašų melodiją sukurtą vien jam. Melodija jam nepatiko. Mielasis, jeigu reikėtų išsirinkti papuošalą ar ryžių košę, prašneko mama, bet tėtis nutraukė ir paklausė, kiek maisto mes jau suvalgėme. Daug. Bailiai paaiškino mama, juk žinai, jūros oras. Tai nieko nebeliko, toliau klausinėjo tėtis. Mama neaiškiai mostelėjo, tas mostas turėjo reikšti avižų kruopas, o kartu ir tai, kad valgis netaip jau svarbu. Tuomet tėtis pasielgė taip, kaip ir reikėjo tikėtis. Jis nusikabino nuo sienos spiningą ir užsimaukšlino švyturio sargo skrybelę.
Didingos tylos gaubiamas, išsirinko gražiausią blizgę. Namiškiai pagarbiai laukė, o lažai nuo lubų krito ir teškėjo. Einu kiek pameškerioti, ramiai pareiškė tėtis, dabar lydekų oras. Nuo pūtimo šiaurės rytų vėjų net įskaudo gerklę, bet vanduo vis dar neslūgo. Purškė lietus, kalnas tapo vandens spalvos, o pilkas anonimiškas pasaulis atrodė labai vienišas. Tėtis valandą pameškeriojo juodajame akivare, niekas nė karto neužkibo, niekuomet nereikia kalbėti apie lydekas, kol jų neištraukė. Žinoma, tėčiui patiko meškerioti. Daugumai tam tikros rūšies tėčių tai patinka, bet jam visai nepatiko grįžti namo be žuvų. Spiningą jis buvo gavęs dovanų gimimo dienos proga prieš metus, labai puiku, bet kai kada jis atrodė kabas ant savo kablio kažkaip ypatingai, truputį nemaloniai, kaip iššūkis. Tėtis stovėjo ir žvelgė žemyn į juodą vandenį. Ir akivaras taip pat spoksojo į jį savo didelę rimtą akimi. Tėtis ištraukė valą ir užsikišo užgesusią pypkę už skrybėlės kaspino. Paskui nužingsniavo į savo užutekį. Lydekų galėjo būti ir tenai, gal mažiau, šiaip ar taip kokių nors žuvų, kurias būtų galima parnešti namo. Netoli kranto sėdėjo žvejys ir meškeriojo. Ar dugnas čia geras, paklausė tėtis. Ne, atsakė žvejys. Tėtis atsisėdo ant kalno ir ėmė galvoti, kaip čia užmesgus šneka. Niekuomet nebuvo sutikęs padaro, su kuriuo būtų buvę taip sunku įsišnekti. Viskas kitaip ir neaišku. Čia kiek nuobodu žiemą, pabandė jis vėl, žinodamas nesulaukė jokio atsakymo. Nagi, dar kartelį. Tačiau savaime suprantama, jūs buvote dviese, o koks jis buvo, tas švyturio sargas. Žvejys kažką sumurmėjo ir neramiai pasimuistė ant valties suolelio. Ar jis buvo kalbus? Mėgdavo pasakoti apie save? Visi mėgsta. Staiga prasižiojo žvejys. Kalba apie save. Jis visuomet kalbėjo tik apie save. Bet gal aš nelabai klausiausi. Aš pamiršau, kaip ten buvo. Bet kodėl jis iškeliavo? Ar švyturys užgeso jam tebesant, ar kai jis iškeliavo? Žvejys kilstelėjo petį, ištraukė meškerę. Kabliukas buvo tuščias. Aš pamiršau, pakartojo jis. Be galo nusivylęs tėtis vėl paklausė, o ką jis veikė dienomis? Gal ką nors statė, metė tinklus? Žvejys lėtu gražiu judesiu užmetė meškerę, pasirodė apskritas vandens ratilas, jis pamažiukais išplito, o paskui išnyko plyname paviršiuje. Žvejys nusigręžė į jūrą. Tuomet tėtis atsistojo ir nuėjo tolyn. Jį pagavo pyktis ir nuo to jam palengvėjo. Jis toli užmetė blizgę, visai nesirūpindamas padoriu atstumu, kurį dera išlaikyti tarp dviejų ponų meškeriojančių atskirai. Ir jam iškart užkibo. Tėtis sumeškeriojo puskilograminį ešerį, tą progą surengė tikrą pasirodymą. Ir ko jis tik neišdarinėjo. Ai, tas ešerys. Taškės, išniokštavo ir daužė ešerį į uolą, kad kuo labiau suarzintų žvejį. Jis pašnairavo į tą pusę, bet pilka figūra ramiai sėdėjo, žvelgė tolyn į jūrą. Šitas lydys tikrai daugiau nei 8 kilogramų, šūktelėjo tėtis ir paslėpė ešerį savo už nugaros. Ojojojojoj, tai bent darbelis bus jį išrūkyti. Žvejys nekrust. Taip jam ir reikia, sumurmėjo tėtis, kai tik įsivaizduoju vargšą švyturio sargą, kuris pasakoja apie save, o šitas vėžiagalvis jo net nesiklauso, nieko sau. Tėtis patraukė švyturio link, tvirtai laikydamas ešerį letenose. Mažoji Miu sėdėjo ant laiptelių ir dainavo vieną iš savo monotoniškų lietaus dainelių. Sveika, tarė tėtis, aš esu piktas. Puiku,
pritarė jam mažoji Miu. Atrodai, lyg būtum sutikęs tinkamą priešą, bus lengviau gyventi. Tėtis tėškė ešerį ant laiptelių. Kur ji? Paklausė. Krapštosi naujajame savo darže, atsakė mažoji Miu. Aš atiduodu jai žuvį. Tėtis linktelėjo galvą. Atiduosiu, sako. Ir nužingsniavo vakarinio kyšulio pusėn. Tokios tokelės, pareiškė jis pats savo. Meškeriosiu prieš pat jo cementinę būdą, gaudysiu kiekvieną paiką žuvį, aš jam parodysiu. Skylėti tinklai buvo pakabinti švyturyje po sraigtiniais laiptais ir pamiršti su tam tikrų palengvėjimu. Mama daugiau nebekalbėjo apie lentynėles ir baldus, o dėmė lubose vis truputį padidėdavo, kai tik imdavo lyti. Anga į švyturį taip ir liko uždaryta. Staiga tėčiui parūpo vien tik žvejyba. Jis kiauras dienas praleisdavo lauke meškeriodamas, o į švyturį pareidavo tik pavalgyti. Jis skubėdavo anksti rytą ir niekam nevalia būdavo eiti kartu. Tėtis daugiau nebeerzino žvejo. Koks čia linksmumas erzinti tokį menką padarą, visiškai nepykstantį. Tėčio galvoje pašėlusiai sukosi tik viena mintis – tiekti valgį šeimai. Jo laimikis visuomet gulėdavo ant švyturio laiptelių. Didelė žuvis tėtis neždavosi į paplūdimį ir ten jas rūkydavo. Sėdėdavo prie rūkyklos košiamas vėjo ir pamažėle, šakelė po šakelės, kūrenoje, kad ugnis degtų lygiai. Kruopščiai kamšė plyšių smėlių ir smulkiais akmenukais, rinko kadagio šakeles ir skaldė elksninės balanas, kad viskas būtų kaip reikiant. Ji mažai te matydavai. Vakarop jis 3 kartus užmesdavo meškerę į juodąją kivarą, bet ten niekas nekibo. O gerdamas arbatą tėtis kalbėjo tik tai apie žuvis. Jis nesigirdavo įprastinių malonių ir linksmų būdų, jis tik rėždavo keistas kalbas, kurių mama klausydavosi, kiek varžydamasi ir stebėdamasi, nelabai daug ko išmokdama apie žvejus ir jų įpročius. Jis nebežaidžia, galvoja mama. Mes prisūdėme žuvų visas skardinės ir ąsočius, kokius tik turėjome, o jis vis žvejoja. Žinoma, puiku, kad turime tiek daug maisto, bet buvo linksmiau, kai jo buvo mažiau. Jūra matyt pasielgė su juo piktai. Mama kasdien nešiojo smaragdinį diržą, kad parodytų tėčių, kaip jai patinka dovana. Be abejo, šis diržas buvo sekmadieninė puošmena, dėja stiklo šukelis visur kybo, ryžių kruopos atsiklijuodavo, jeigu tik pajudėdavai energingiau. Naujasis mamos daržas buvo gatavas ir blizgėjo kaip skritulys iš jūros dumblių švyturio papėdėje. Mama apdėliojo jį apvaliais akmenimis, nes jūra taip ir neišplovė jai kriauklių. Pačiame viduryje augo atsivežtinės su žeme rožės. Vienas žiedas jau buvo beveik įsiskleidęs, bet neskubėjo žydėti. Žinoma, jau buvo įpusėjęs rugsėjis. Mama dažnai svajodavo apie gėles, kurių prisisodins pavasarį, įpiešė jas ant palangės šiaurės pusėje. Kaskart, kai tik mama atsisėsdavo ir įsižiūrėdavo pro langą į jūrą, ji nupiešdavo gėlę. Įsiblaškiusi, mintimis nuklydusi visai kitur. Kartais jis pati suglumdavo, regėdama tas gėles, jos tarytum atsirasdavo savaime ir vis gražėjo ir gražėjo. Už lango dabar buvo gana tuščia, nes kregždės išskrido į pietus. Jos pasirinko darganotą lietingą dieną. Ir niekas nepastebėjo, kaip dingo. Saloje tvyrojo keista tyla. Mama buvo pripratusi prie kregždžių krykštavimo ir klegesio palei stogo atbrailą, o dabar pro jos langą pralėkdavo tik žuvėdros, įbedusios geltonas akis ir kartais atsklisdavo pilkųjų gervių klyksmas. Jos keliavo toli, nepaprastai toli. Po teisybei nereikėjo nieko nestebėtis, kad nei mama, nei tėtis nematė, kas yra jų sūnui. Jiems rūpėjo kiti dalykai. Abu nieko nežinojo nei apie miško sąžalyną, nei apie aikštelę. Net nenutokė, kad muminukas kasnakt, kai tik pateka mėnuo, eina į smėlio paplūdimį nešinas signaliniu žibintu. Niekas nežinojo, ką matė ir galvojo mažoji Miu. Dažniausiai trynėsi apie žvejį, bet jie beveik nepersimesdavo nė žodžiu.
Jų bendravimui buvo būdingas savotiškas pakantumas ir susižavėjimas bei abipusis savarankiškumas. Jie nebandė suprasti vienas kito ar padaryti įspūdžio. Tai irgi būdas jaustis patogiai. Maždaug šitai buvo susiklosti reikalai didelėje rudenėjančioje saloje tą naktį, kai sugrįžo jūros arkliukai. Eiti į smėlio paplūdimį su žibintu Muminukui nebebuvo joks nuotykis, jis priprato prie Moros. Po teisybė jį kėlė daugiau rūpesčio nei pavojaus. Jis jau nebežinojo, ar vaikšto po paplūdimį dėl jos, ar vis dar tikisi sugrįžtant jūros arkliukų. Paprasčiausiai jis pabusdavo mėnuliui patekėjus ir turėdavo eiti prie jūros. Mora visuomet pasirodydavo, įkiutodavo kiek toliau vandenyje ir sekiodavo, judantį žiburį akimis. Kai Muminukas užpūsdavo žiburį, jį nestūgaudama panirdavo į tamsą, o Muminukas patraukdavo namo. Bet kas naktį jį prisėlindavo vis arčiau, o šiąnakt tupėjo ant smėlio ir laukė. Muminukas sustojo prie alksnio ir pasidėjo žibintą ant žemės. Mora sulaužė tradiciją, išlipdama ant kranto, to ji neturėjo daryti. Saloje jai nėra ką veikti, ji buvo pavojinga, bet kokiam augalui ar gyviui. Kaip paprastai abu tylėdami stovėjo vienas priešais kitą, tačiau Mora lėtai atplėšė akis nuo žibinto ir įbedė jas tiesiai į Muminuką. To jį anksčiau irgi nedarydavo. Tokias šaltas ir tokias bailias akis. Tuoj baigsiu. Tuoj. Jau porą puslapių liko ir galėsi eiti miegoti. Gerai? Tuoj jau. Ką? Paklausyk dar. Mėnulis skriejo tarp debesų, čia sušvisdamas, čia vėl jų uždengiamas. Krantas buvo pilnas šmėseliuojančių šešėlių. Ir tuomet nuo kyšulio atšuoliavo jūros arkliukai. Jie nekreipė nemenkiausio dėmesio į Morą, vaikėsi vienas kitą mėnesienoje, kietomis kanopėlėmis iš vandens purslų tėškė vaivorykštės ir landžiojo po jomis. Muminukas pamatė, kad vienas jų pametęs pasagėlį. Jis turėjo tik 3. Jo kailiukas iš tikrųjų buvo gėlėtas, išmargintas saulutėmis, mažesnėmis prie kaklo ir kojų. O gal tai buvo baltosios vandens lelijos? Tai poetiškiau. Jūros arkliukas pribėgo tiesiai prie žibinto, apvertė jį ant smėlio. Tu gadini mano mėnesieną, sušuko mažasis arkliukas. Ak, atsiprašau, tarė Muminukas ir kuo skubiau užpūtė žiburį. Aš radau tavo pasagėlį. Jūros arkliukas sustojo ir pakreipė galvelį. Deja, atidaviau ją mamai, kalbėjo toliau Muminukas. Mėnulis išnyko, atkauškšėjo pasagėlėmis daugiau arkliukų ir Muminukas išgirdo juo žvengiant. Ar girdėjai? Ar tu girdėjai? Šūkavo jie vieni kitiems. Jis atidavė pasagėlę savo mamai. Savo mamai? Savo mamai. Jie pasileido šuoliuoti tiesiai Muminuką ir praskriejo taip arti, kad karčiais perbraukė jam per nosį švelniai ir truputį pakutendami kaip švyliai. Paprašysiu, kad jį grąžintų, aš ją atnešiu, sušuko Muminukas į tamsą. Mėnulis vėl pasirodė. Muminukas išvydo, kaip jūros arkliukai brenda į vandenį petys prie peties. Jų karčiai išsipūtė ir apgobė jos kaip šviesūs sijonai. Jie buvo visiškai vienodi. Vienas iš jų pasuko galvą ir iš tolo atsiliepė. Kitą naktį. Muminukas atsisėdo ant smėlio. Arkliukas su juo kalbėjo ir pažadėjo sugrįžti. O jis šiukštu nebedegs signalinio žibinto. Staiga Muminukas uodega pajuto šaltį ir pastebėjo, kad paplūdimio smėlis aplink sušalęs, kaip tik čia anksčiau sėdėjo Mora. Kitą naktį jis vėl iškeliavo į paplūdimį, bet žibinto jau nebesinešė, mėnuo dilo, kai jo nebebus jūros arkliukai greičiausiai pasirinks savo žaidimams vietą kur nors kitur. Jis žinojo, tą jam bylojo nuojauta. Muminukas turėjo sidabrinę pasagėlę. Nebuvo labai lengva ją atgauti. Visa jo nosis išraudo, judesiai buvo lyg sukaustyti. Nieko neklausinėdama mama nukabino pasagėlę nuo vinies.
Nušveičiau ją milteliais, tarė ji. Pažiūrėk, kaip blizga. Ir viskas. Ramiu balsu. Muminukas pralemeno, kad mama gausianti ką nors kitą ir nuėjo šalin pabrukęs uodegą. Jis juk negalėjo papasakoti jai apie jūros arkliukus. Nieko gyvų. Jeigu tik rastų bent kelias kriauklės. Mamoms tikrai labiau patinka kriauklės negu arkliukų pasagos. Jūros arkliukui tai būtų labai paprasta atnešti pačias gražiausias ir didžiausias kriauklės iš dugno. O ar jūros arkliukai rūpinasi mamomis? Gal protingiausia būtų nieko neklausti. Jūros arkliukas nepasirodė. Nusileido mėnulis ir neatšuoliavo nė vienas jūros arkliukas. Žinoma, jis pasakė kitą naktį, o ne rytojaus naktį. O kitą naktį gali būti bet kada. Muminukas sėdėjo, leisdamas pro pirštų smėlį, jį pasiutiškai ėmė miegas. Ir tada, žinoma, pasirodė Mora, atskriejo vandens paviršium apsigobusi šalčio ūku, lyg negrina sąžinė, ir išsiropštė ant kranto. Muminukas taigas klaikiai įtūžo. Neždinkis, sušuko jis, neždinkis šalin, tu mums trukdai, aš neturiu kada su tavim terliotis. Mora palypėjo kranto aukštėliau. Muminukas atatupstas pasitraukė alksnius ir suriko, aš neturiu tau lempos, nemanau daugiau jos deginti, neik čionais, čia tėčio sala. Jis vis tolo atbulas nuo jos apsisuko ir pasileido bėgčiomis. Drebulės aplinkui virpėjo ir ošė lyg per audrą, jos pajuto, kad saloje Mora. Gulėdamas lovelėje muminukas girdėjo, kaip Mora staugia šiąnakt kur kas arčiau, kad tik ji neateitų čionai, galvojo jis, kad tik namiškiai jos nepastebėtų, ji plyšauja lyg rūko sirena. Žinau, kas pasakytų, jog aš kvailys, o blogiau jau nebegali būti. Sažalyno pakraštyje po eglaitę gulėjo mažoji Miu ir klausėsi. Ji labiau apsikamšė samanomis ir susimašiusi švilpiniavo. Ir kaip jis visą tai įsivaizduoja, galvojo ji, štai kas atsitinka, kai bandai išauklėti Moras ir susidraugauti su jūros arkliukais. Vargšelis. Staiga jį prisiminė skruzdėlės ir ilgai bei nuoširdžiai juokėsi viena pati. Na štai, dabar galima jau eiti miegoti. Labanakt.